now the best players. The best player from Team Croatia is number 20, Rosik Timan. Pasakyk, ką žaidėjas galvoja tuo metu, kai muša baudinį? Nu, aš tai nieko negalvoju, aš iš karto apsisprendžiu, ką darysiu ir einu mušt. Ir kaip bus, tai bus. Šiandien 3 kartus pasisekė. Patenkintas savimi. Kodėl tokios rungtynės buvo sunkios, nes po pirmo kėlinio iš tikrųjų, kroatai buvo praktiškai sulaužyti? Nu, pirmam kėliniui susikaupėm visi rimtai, išėjom, mušėmės, kojomės, gal biški atsipalaidavom antram, trečiam kėliniui, bet paskui viskas, dažaidėm iki galo. Gerai, kad nepraleidom ketvirtą įvarčio ir po baudinių serijos laimėjom. Rytoj praktiškai Lietuvai finalas dėl likimo divizionė, kaip nusiteikti? Poryt. Nu, rytoj bus laisva diena, nueisim, prasivaikščiosim su treneriais, pakalbėsim. Manau, normaliai nusiteiksim, visi pailsės, nes jau tikrai pavargę visi. Rytoj gerai, kad laisva diena, visi pailsės ir manau, kad išeisime ir viskas bus gerai. Ačiū. Treneri, ar šiandien komanda pademonstravo tai, ką norėtumėt matyti žaidime? Pirmą pusnį tai taip, o paskui mums šiek tiek sugadina žaidimas nereikalingos pražangos. Aišku, mes čia tapom pasaulio čempionatį šiek tiek tą, ką turim Lietuvoje. Turim nedidelį problemą teisėjavimo, ne tik didelį problemą teisėjavimo, čia pasaulio čempionatį kitaip teisėjavo. Paprasčiausiai kalbėjom su žaidėjais, jie puikiai tą supranta, bet niekaip nepripranta prie tokio teisėjavimo. Ir, matot, turėjom didelį pranašumą ir paskui sugadina. Bet vis tiek atlaikėm, padarėm teigiamus rezultatus, pirmą pergalę, prie kurios ėjom ir šitiek laimės šiandien jau mums nusisuko, kada paskutinis mušamas bulytas buvo skirsinis. Šaunuoliai vyrai, džiaugiamės ir jie džiaugiasi, nors aišku, lemiamas rungtynės bus šeštadienį su Estais, kuriais pasiruošėm viską, nes tikslas buvo vienas, dabar bus tikslas kitas. Kaip įvertintumėt Pauliaus šaltus nervus? Tikėjotės, kad jis taip šaltai gali? Taip, mes žinojom, kad jis taip gerai muša, net ir treniruotėse metu tie žmonės, kurie buvo šiandien paskirti bulytus, per treniruotės jie eidavo, tas trejetas buvo jau iš anksto suplanuotas, kad jie muš. Nes, sakau, Paulius, kaip lyderis iš tikrųjų verta padarė tą, ką turėjo padaryti. Bet mes kalbėjome jau visą čempionato metu, kad rinktiniai niekaip neišryškėjo lyderis. Galbūt šiandien Paulius parodė, kad galėtų po truputėlį imti ir pretenduoti tą į lyderio vietą. Taip, aš sakau, jis vienas iš lyderių, tą, kai turėjom, tikėjomės ten ir iš kitų, jis kaip vyriausias yra mūsų komandai. Aišku, reikia pripažinti, jau buvom keliose čempionatuose, gaila, kad neturim tokio lygio žaidėjo kaip Bagdziulius, buvo, jis žymiai skiriasi ant to. Norėtumėm turėti ir šitai rinktinį, ir kitai ateityje, ir Paulius bando tą įrodyti, ir kiti, bet pakol kas, bet kaip šitoj rinktinį jis yra lyderis žaidėjo. Ačiū.